šaukiu aš su protėvių dvasia, šaukiu balsu dievų ramos. Labą dieną visiems čia susirinkusiems. Daugėdai pirmą sykį netradiciškai švenčia vasario 16-ąją. Šiandien visa Lietuva vienas kitam sako su švente, su gimtadieniu Lietuva. Iš tikrųjų mes turime džiaugtis, kad gyvenam tokioj gražioj, nuostabioj šaly. Tokios šventės proga reikia vienas kitam palinkėti gerų darbų, gerų sumanimų, kad mes ir toliau puoselėtume ir kiekvienas gyventume dėl savo šalies, dėl savo ateities, kad mus visus jungtų bendruomeniškumas. Ir šiandien tikriausiai pats didžiausias siurprizas ir staigmena, kad į mūsų šventę atvyko Seimo narys gerbiamas Jurgis Razma ir aš manau, jisai tars keletą žodelių šios gražios šventės proga. Kviečiame gerbiamas Razma. Sveiki, mėly daugėdiškiai. Na, kadangi jūs nusprendėt švęsti kitaip, aš irgi nusprendžiau kitaip ir negavęs pakvietimo paėmiau ir atvykau. Na ir skelbimai yra, žinoma, visi raštingi, mokam skaityti, taip ir reikia. Ką čia siuntinėti tos pakvietimus dar kiekvienas tik. Tai tikrai noriu jūs pasveikinti su labai svarbia mūsų valstybei diena, kurios dėka ir šiandien mes esam laisvi po to buvusio sunkaus okupacijos laikotarpio. Na ir ką, žvelgiant į tuos 18-uosius, į vasario 16-ąją, ką aš siūlyčiau jums pamastyti. Kas buvo esminga tuometinių signatarų sprendime ir veikloje? Tai buvo didžiulis tikėjimas ir tam tikro labai optimistinio plano turėjimas, kai tų valstybės požymių tuomet dar beveik nebuvo Lietuvoje. Nei sienų, nei kariuomenės, nei normalių piliečių sluoksnių. O jie skelbė, kad Lietuva yra ir jie atsirado. Taip, kad ir čia Daugėduose aš ir linkiu seniūnei ir visai bendruomeniai tuo pavyzdžiu išsikelti savo kokią ambiciją, kad Daugėdų gyvenvietė turi būti pati patraukliausia, pati gražiausia visam Rietave. Jeigu kitais metais meras nežada dar kanalizacijos pravesti, na reikalaukit, kad bent čia gatvių daug asfaltuotų ir patys toliau puoselėkit ambicingus planus, kadangi matot, tokie dalykai išsipildo. Tad su švente ir su jūsų būsimais optimistiniais planais. Na, o vaikams čia susirinkusiem už tą tokį dėmesį valstybės dienai aš noriu įteikti po Seimo firminį šratinuką. Jeigu visiems tik užteks, nežinau, pradėsiu iš eilės, bet prisiminimui, kad liktų. Dar kartą su švente jūs.
ačiū už puikiai sugėdotą himną, o dabar visus, taip pat ir Seimo narį, kviečiu praeiti į krepšinio aikštelę ir į orą paleisi mūsų trispalvės simbolių balionus. Kiekvienas su palinkėjimu Lietuvai, palinkėjimu į savo, palinkėjimu mūsų bendruomeniai, kad, kaip sakė Seimo narys, kad pildytųsi mūsų svajonės. Visus kviečiu praeiti aikštelę ir paleisim į dangų balionus. Ir gyva širdį, prie gyvos širdies, kartu ir šylinčia, kaip šylinčių Lietuvą ir paleidžiam balionus. sodybos. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Žaizdas širdyje tverda. Vergams palikit vergams. Visiems ačiū, kad susirinkot į šventę vasario 16 kitaip. Visiems linkiu pareis namo išgerti šiltos arbatos puodelį. Suvalgyt galbūt ir pyrago, nes ir pati mūsų prezidentė sakė, kad reikia švęsti kitaip džiaugsmingai. Gražios dienos, laukiu tos